Dažnai žmonės sako, kad turi darbą, todėl negali skirti laiko savanorystei. Tu dirbi. Ką galėtum jiems atsakyti? Geriausia, kad jie patys savo atsakytų, kodėl jie neturi laiko kitom veiklom, o savo darbui tik tai. Nors atrodytų mano darbas jau toksai, kur mes visi klausime, tu ten išprotėjai, ar kas atsitiko, ta prasme, tu ten visą juodais pakiais vaikštai. Bet aš galvoju, kad jeigu nori, gali atrasti laiko ir visą kitą suderinti. Dirbi šiaip ir skiri daug laiko vien tik tai darbui, tai tada, atrodo, kad beveik didžiąją dalį gyvenimo laiko praleidi darbe. Gaunasi tokia rutina ir tas pats per tą patį. Darbas namai, darbas namai. Aš jau suprantu, nes jeigu tavo darbas įtraukiantis, tu, aišku, tada daug jam laiko skiri ir gali būti pavargęs. Kita vertus, jeigu jau norisi kažką tai daryti visai kitoniško, tai savanorystė būtent tas ir yra. Darai tai, kas tau patinka, tai, kas tau yra prasminga, tai tu su visu tuo ir suspėjai. Susiplanuoji, skiri laiko tiek, kiek gali. Vieną dieną gali pusvalandį, kitą dieną galbūt valandą, kitą dieną galbūt 3. Įsidėlioji per tiek laiko, kiek gali. Bet jeigu nori, manau, kad svarbiausia, jeigu nori, tai tikrai įmanoma. Ir kai tai tampa tavo tokia gyvenimo dalimi, tai taip ir neskaičiuoji, kad tai reikalauja labai daug laiko. Tiesiog tai yra viena iš veiklų, kuri įsipaišo į tavo dieną, į tavo mėnesio darbus kažkokius ir tu juos darai. Žmogus visada gali rasti tam laiko, jeigu jis iš tikrųjų to nori. Jeigu žmogus visuomeniškas ir jam daug kas įdomu, tai visiškai nesvarbu, ar jisai dirba ar nedirba, jisai norės kažką veikti ir jam, man iš vis nesuvokiama, kad, pavyzdžiui, dirbi, grįžti namo ir nežinau, ką veikti, tai nuobodu. Jeigu nori, laiko visada surasti. Čia ir noras reikalingas gal, jeigu tu jį turi, ir jeigu turi poreikį. Kartais būna, kad, lyg tai norą turiu, bet laiko nelabai yra, tai ir nedarysiu, bet jeigu yra poreikis ir tau tai įdomu. Taip, atsimenu pradžioje, kai pradėjau savanoriauti, kai tik atėjau į jaunimo liniją, tai atrodė, kad aš laiko visiškai neturiu, nei kursam, niekam neturiu laiko. Nors kaip ir atrodo, kad nėra to laiko, iš tiesų jo atsiranda, jeigu labai labai nori. Tavo savanorystės tikslas yra puikus, tačiau ar neturėtų žmonės už tokią veiklą gauti pinigų? Kai žmogus renkasi savanoriauti, jisai savotiškai sutinka, kad už tą veiklą jisai negaus pinigų, nors ir investuoja kaip ir savo laiką. Bet mano manymu jisai žymiai gauna daugiau dalykų, aš pagal save sprendžiu, negu jisai investuoja. Bet man kas yra savanorystė, kaip aš ją žiūriu, kad tai yra lygiai toksai pats darbas, tik tai aš už jį negaunu pinigų. Ir čia to ir yra esmė, kad tų pinigų negavimas tai yra mano pačios valia atliekamas darbas ir aš nenoriu už tai gauti pinigų, nes visa tai ir yra, kad tai nėra materialu, tai yra toksai moralinis, dvasinis dalykas. Aš tai galvoju, darbas už pinigus tai ir yra darbas už pinigus. Nes tada tu eini ir kažkokias pareigas atlieki. O darbas jaunimo linijoje bent jau man yra, tai yra mano sielos, mano dvasios darbas. Savanorystė, man atrodo, ir yra visai ne apie pinigus, o apie tai, kad, nežinau, kaip tai nesako, toks, tiesiog širdžiai mielas kažkoks užsiėmimas. Jeigu tu tai darai dėl to, kad tau patinka, tai tau visų pirmoji nauda yra tai, kad tau patinka, o ne dėl to, kad tu tą nori užsidirbti iš to. Tada rizika kiltų, kad mes dirbame ne kažkam padėti, o dėl pinigų. Tikrai pinigais to dalyko nevertinsi tos naudos, kurią aš gavau. Galbūt išties, jeigu atsirastų pinigai, tai tik tai trukdytų žmonėms suprasti akciją, nes jeigu žmonės manytų, žmonės, kurie ateina akcijų dalyvauti, kad kažkas iš organizatorių už tai gauna pinigus, jie manau, kad traktuotų kaip kažkokį pelno siekimą ar darė kažkokią tai nesąmonę. Kas, tada dabar kiekvienam sakai, kad alio. Mes čia kaip ir jūs. Man atrodo, kad čia pagrindinis dalykas yra savanorystė. Tai yra tas jausmas, kai tu kažką tai darai dėl to, kad tu nori tai daryti, dėl to, kad tau kažkam reikia, kad tu padarytum. Tai yra tas savanoriškumo jausmas, man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas. Jeigu savanorystė būtų vertinama kažkokia finansinė išraiška, tai to turbūt motyvo eiti iš savo paties iniciatyvos būtų vėlgi, to tokio tikrumo būtų jame šiek tiek mažiau. Tada nebūtų to, noris pasakyti, polėkio kažkokio vidinio, ateiti ir
jaustis, kad, okei, aš ne tik dirbu dėl savęs, bet ir dar kažkokią duoklę, tarsi visuomenėje atiduodu pasaulyje. Dirbi, už tai gauni pinigus, tau tas darbas galbūt gali ne taip patikti, tu jauti, kad jame ten trūksta savirealizacijos, bet tu žinai, kad tau tų pinigų reikia tam, kad tu pragyventum. Kai tu savanoriauji, tai ne dėl šitų motyvų tu tą darai. Neprašai už viską pinigų. Aš manau, kad yra vietos, kur reikia užsidirbti pinigus, o yra vietos, kur tiesiog ateini ir padarai tai, ką nori padaryti. Kokie tau svarbiausi dalykai, kuriuos gauni iš savanorystės? Prasmė. Aš atradau prasmę šitoje veikloje. Ir aišku, tas geras jausmas, kai tu matai, kad vaikam yra būti su tavim gerai. Man tai atrodo, kad apskritai, pavyzdžiui, kaip yra toks posakis, būna dienų, kurios kaip toks smėlis praeina pro pirštus ir jos tiesiog pragyveni ir net nepastebi, kaip kasdienybė bėga. O man atrodo, kad kai nueini į budėjimą, ten pašneki, galbūt tu ten vienam žmogui padėjai, galbūt, nežinau, ne vienam, bet tai yra kažkokia prasmė. Tai yra toks, nežinau, pilnatvė kažkokia ir tos dienos jos nėra tuščios, jos yra prasmingos ir labai svarbios, man atrodo. Kad tu jautiesi kažką nuveikęs naudingo, nežinau, savo šalį, savo visuomenį. Kai padedi kitam, labiau tada atrandi save. Tai kai tau sako ačiū, tas labai daug kainuoja ir ne pinigais tikrai. Savanorystė man duoda žymiai daugiau negu šiaip kas nors kitas gyvenime. Kai aš savanoriauju, tai aš jaučiuosi, kad aš tikrai leidžiu laiką prasmingai. Aš labai daug susipažįstu su savim. Įsigilinu iš visai kitų aspektų, sužinau daug informacijos. Iš tikrųjų, mano kaip profesionalo laukas prasiplėtė smarkiai. Aš dabar žinau dalykų, kurios neturėjau supratimo iki tol. Ir tai yra vertė, mano kompetencijos augimas. Geras laiko praleidimas, paprastai, kai aš čia ateinu, tai tiesiog užsimirštu. Ar būname stovykloje, ar dar kažkur, tai visiškai atsijungi nuo savo kasdienių problemų. Savirealizacija, būtent padėti žmonėms, negaunant iš to, kaip reklama, ar ne, galbūt žmonės turėtų tik pinigų, o tiesiog darant vardan idėjos, tai yra ir svarbiausias dalykas, ką aš gaunu. Kiek aš gavau už savanorystę savo, tiek aš manau dar neatidaviau kitiems. Čianai aš gavau ir pati labai daug emocinės paramos, kuri man yra labai svarbi, nes iš tiesų mano gyvenimas iki savanoriavimo buvo labai išsitaškęs. Ta prasme, aš visur bėgiojau, skubėjau ir neturėjau vidinės ramybės. Aš jaučiuosi saugesnė būdama čionai. Kiekvienas iš mūsų esantis šiame būryje jaučiamės reikalingi, tas yra labai svarbu žmogui, jaučiamės motyvuoti, jaučiamės, kad mūsų reikia. Ir tas mums patiems suteikia to tiesiog jausmo, kad aš esu pilnavertis žmogus. Ar ketini ir toliau savo ateityje savanoriauti? Jo. Taip. Matysiu, kad tikrai galiu kažkam padėti ir galiu būti naudingas, tai manau, kad tikrai prisidėsiu. Tikrai tame dalyvausiu. Jei kažkas kreipiasi, aš galiu padėti ir man tai laiko resursai leidžia, tai kodėlgi ne. Bet šiaip ketinu palikti tokią galimybę, tas pats, kad apvogti save. Nežinau. Bet žinau tik tai vieną, kad visada savo gyvenime pasavanoriaudavau, tada darydavau pertrauką tokią. Ir paskui vėl pašaukdavo širdis ir vėl savanoriaudavau. Dabar kol kas tai ketinu savanoriauti. Taip, ketinu. Taip, žinoma. Taip, be abejo, žinoma. Taip!